Sveiki atvykę į Draugo kanalą, aš esu Darija ir šiandien pas mus yra labai aktuali tema, nes šiandien kalbėsime apie pažeistų plaukų atstatymą. Ir ši tema yra be galo aktuali vasarą, nes vasaros metu mūsų plaukai patiria tikrai labai daug streso. Saulė, vėjas, jūra, baseinas. Nė vienas iš šių veiksnių nepuošia mūsų plaukų grožio, o kaip tik atvirkščiai. Tai šiandien papasakosiu jums apie Fructis Goodbye Damage. Tai yra plaukų priežiūros linija, kuri yra skirta itin pažeistiems plaukams. Rutina, apie kurią aš jums pasakosiu, sudaro 4 žingsniai. Ir rutinos žvaigždė bus ši priemonė naujiena. Noriu tik tai paminėti, kad visas šias priemonės rasite Draugos parduotuvėse, tiek fizinėse, tiek internetinėje. O dabar jau galim keliauti prie pačio video. Kaip jau minėjau, šiandien kalbėsime apie Fructis Goodbye Damage plaukų priežiūros liniją. Ir naujiena, kuriai skirsiu daugiausia dėmesio, yra ši priemonė, kuri vadinasi Keratin Filler. Ir ji padeda atkurti plaukų struktūrą iš vidaus. O bendrai šita linija buvo sukurta tam, kad padėtų atkurti itin nualintus ar pažeistus plaukus, suteikiant papildomą šansą jiem toliau gyventi. Ir kad nereikėtų visko nukirpti. Ir kiekvienas šios rutinos žingsnis yra itin aktualus ir svarbus, nes turi tam tikrą paskirtį plaukų priežiūroje. Bet dar prieš judant prie pačios rutinos, norėčiau pakalbėti apie vieną labai svarbų terminą, kurį tikrai pamatysite šiose priemonėse. Ir net jeigu paimsite rankas šitą priemonę atstatomąją arba kaukę, iš karto matote žodį keratin. Ir ant kaukės irgi. Taigi, kas tas keratinas ir kodėl jis yra labai svarbus? Keratinas yra natūralus baltymas, kuris sudaro didžiąją dalį mūsų plaukų struktūros. Jis yra atsakingas už plaukų stiprumą, elastingumą ir atsparumą įvairiems pažeidimams. Bendrai keratinas yra plaukų statybinė medžiaga, kuri padeda atkurti ir stiprinti plaukų pluoštą. Todėl dėl dažymų ir įvairiausių pažeidimų keratino kiekis plaukuose gali mažėti. Tai plaukai tampa silpnesni ir labiau pažeidžiami. Tad būtent dėl to keratinas yra labai svarbus, norint atstatyti plaukų struktūrą ir atkurti natūralų jų grožį. Taigi, kadangi jau papasakojau, kuo keratinas yra svarbus, galime pereiti prie pirmo rutinos žingsnio. Ir tai yra Garnier Fructis Keratin Filler priemonė plaukų atkūrimui iš vidaus. Tai yra nuskalaujamoji priemonė, kuri yra skirta giliam plaukų atkūrimui iš vidaus. Jos sudėtyje rasti netgi 19% atkuriamojo keratino komplekso, kuris įsiskverbia į plauko paviršių, užpildo plauko struktūrą ir padeda užverti plauko žvynelius. Naudojant šią priemonę plaukai tampa stipresni, mažiau pažeisti ir žymiai lygesni. Kaip ją reikėtų naudoti? Naudoti galima prieš šampūną arba po jo, bet man labiausiai patinka naudoti kaip pirmo rutinos žingsnį. Tai reikėtų paskirstyti ant drėgnų plaukų, palikti 5 minutėm ir nuplauti. Antras rutinos žingsnis yra Goodbye Damage šampūnas pažeistiems plaukams. Šis atkuriamasis šampūnas yra praturtintas amlos aliejaus ekstraktu, vitaminais B3 ir B6, citrinų proteinų bei kerafilu, kurie kartu padeda atkurti pažeistus plaukus. Produkto kreminėje formulėje sujungti komponentai užpildo plauko įtrūkimus, atsiradusius dėl šukavimo ir formavimo. Ir reguliariai naudojant šį šampūną plaukai tampa stipresni, švelnesni, sveikesni ir blizgesni. Dėl naudojimo tai nieko įspūdingo čia nepasakysiu, nes tiesiog aplikuojate ant drėgnų plaukų, įmasažuojate ir nuplaunate. Koncentruotis reikėtų ties šaknimis ir vengti galiukų. Bent jau aš asmeniškai taip darau. Trečias rutinos žingsnis yra plaukų kaukė, kuri vadinasi Keratin Hair Bomb. Ir ši kaukė iš tiesų yra labai veiksminga ir efektyvi, nes vos per 3 kartus sugeba atkurti 1 metų pažeidimus. Ir aišku, kvepia pasakiškai skaniai. Tai ši kaukė irgi yra praturtinta atkuriamojo kompleksu, tik jo yra 13%, o pirmoje priemonėje, kaip jau minėjau, 19%. Taip pat sudėtyje yra keratino bei agrastinių lapainių aliejus. Ši kaukė padeda atkurti plaukų pluoštą, intensyviai maitina plaukus, kad jie būtų stipresni ir žvilgėtų. Aš asmeniškai ją mėgstu užtepti tokių storesnių sluoksnių ir palikti bent jau 5 minutėm veikti. O tada tiesiog imam ir nuskalaujam. Na ir aišku, naudojant šią kaukę nereikėtų tepti jos ant šaknų, o kažkur nuo čia, nuo ten, kur plaukai yra pažeisti, ir tepti iki pat galiukų. Bet sakau, šaknų tikrai reikia vengti. Na ką, plaukai jau mūsų yra išplauti, pamaitinti ir laikas paskutiniam 4 žingsniui. Ir tai yra Goodbye Damage Keratin plaukų kremas. Pasitaisysiu, nenuskalaujamas plaukų kremas. Jis turi savyje 10 skirtingų savybių, tarp kurių plaukų atstatymas, stiprinimas, bet sakyčiau, svarbiausia jo funkcija yra būtent apsauga nuo karščio. Ir jis apsaugo plaukus netgi iki 230 laipsnių. Todėl tai yra idealus pasirinkimas naudojant karštus plaukų formavimo įrankius. Džiovintuvą, tiesinimo žnyplės arba garbanoimo žnyplės. Priemonė yra papildyta indiškų lapainių aliejaus ekstraktu, skystais augaliniais baltymais bei vitaminų B3 ir B6. Taip pat šis kremas padeda plaukam tapti glotnesniems, lygesniems ir spindintiems. Aš asmeniškai, kadangi nei tiesinu, nei garbanoju plaukus, tai šį kremą naudoju ant drėgnų plaukų prieš džiovinant džiovintuvą. Tai štai ir visa rutina. 4 paprasti žingsniai, kurie padės atstatyti pažeistus plaukus. Tad jeigu jūsų plaukai iš tiesų yra labai nualinti ir pažeisti, Goodbye Damage turi jums tikrai padėti. Ir aišku, rekomenduočiau skirti dėmesį savo plaukams dabar,
vasara, nes po visų tų vasaros iššūkių, su kuriais susiduria plaukai, gali būti jau per vėlu ir jeigu nepradėsite rūpinti savo plaukais dabar, rudenį tikrai gali prireikti žirklių. Tad štai tiek šiam kartui iš manęs. Kaip ir minėjau, šias priemonės galite įsigyti Drogos parduotuvėse, fizinėse arba internetinėje, kaip kam yra patogiau. Taip pat nepamirškite pasiekti mūsų socialiniuose tinkluose Drogas Lietuva, Facebookas, Instagramas, YouTube'as, TikTokas. Visų jūsų ten labai lauksime. Noriu padėkoti jums, kad pažiūrėjote šį video iki galo ir iki kitų kartų. Iki!